degrees and sunny, just the way I always wanted. 더바랄 것도 없어. 지금 이대로면 좋아. 따스한 햇볕이 가득 담은 Berods 76 šiandieną diena kelionės prasideda, galvoju, datemsim iki 80. Nu, maždaug ant 80 dienos ir finišuosim iš tiesų. Tai paliekam Simonę, nu bet jis kartu su mumis dabar važiuoja. Dar varome vieną tokią second handerį, kuris yra, kaip čia, outdoors prekių. Nu, tas outdoors tipo iškiloms į gamtą, tarkim kokios striukės šiltesnės, neperšlampamos. Nu jo, tokios daiktai iškiloms, tai varom pažiūrėsim. Gal kažką užmatysiu gero ir naudingo. Gal striukę rasiu, bet nebūtina. Tai 15 minučių nuo to bendrabučio jo. Varom apsižiūrėsim. Per raudoną. Nu, bet ant oranžinės tai nieko. 그대와 같이 오라면 지겨워. I love you. 그대여 나의 거리. Tai tavo Adventure tokia parduotuvėlė, nežinau, turėtų būti kaip ir second handas. Bet pažiūrėsim, kokios čia kainos. Jo, bent jau čia rašo second hand. It's gonna be a good day for riding. And let me know your progress in the trip. Okay. Try again. Yeah, let me know when you arrive home Friday. See you very soon. Who knows where? Maybe Finland, maybe in Italy, maybe somewhere. Pakistan. Bye. 그대여 나의 거리를 걸어요. Paris with you. 난 그저 잔디밭에 누워 있어도 좋아요. Taigi, atsisveikinam su Simone. Dabar turim laisvo laiko šiek tiek. Galvojom iki 4 pabūti mieste. O dabar yra 3. Nu gerai, ne iki 4, gal iki pusė 5 ar arti 5 pradėti išvažinėti. Ir tada ant tamsos jau maždaug ieškotis nakvynės. Jaučiuosi gan pavargęs, nes keletą dienų iš eilės kėliausi. Vakar kėliausi pusę 6. Šiandien 6, ne, vakar apie 6 kėliausi. Šiandien irgi apie 6, gal ir anksčiau šiek tiek. Tai toks pavargęs jaučiuosi, kad miegot norisi. Ir tai dar atrodo nespėju darbų pasidaryti prie kompiuterio. Nu ką padarysi? Giedrė second handeryje dabar. Išėjau pavaikščio truputėlį, bet to grįšiu jau pusę. Palikdinėsim jau Stokholme.